Labas rytas. Malonu matyti susirinkusius į mūsų webinarą apie naujausią DJI MAX-4 serijos droną. Tiksliau apie du dronus, MAX-4 serijos E Enterprise droną ir T raidelę pažymėtą Thermal droną. Taigi, po truputėlį startuojam. Trumpai apie mus. Geonovus įkurta 2008 metais ir viena iš naujienų, kad mes darbuojamės dabar 3 šalyse, turime ofisus Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Praeitą metų mūsų apyvarta buvo virš 3 milijonų eurų ir mūsų komanda sudaro virš 20 specialistų visose 3 šalyse. Ir mūsų tikslas būti patikimų geodezinių sprendimų ir skenavimų sprendimų tiekėjų jums. Viena iš paskutinių naujienų, mes, kaip ir minėjau, turime ofisus dabar 3 šalyse, bet praeitų metų gruodį mes su Geostar įmonė pradėjome veiklą kartu Latvijoje ir Geonovus Latvija įmonė dabar turi pilną Trimble Geospatial produktų krepšelį, tą, ką mes turime Lietuvoje. Taip pat Estijoje mes pakeitėme pavadinimą mūsų ofiso iš Geosoft į Geonovus Esti. Tai dabar turime 3 ofisus ir visų 3 ofisų pavadinimas yra Geonovus. Tai jeigu reikėtų prietaisų aptarnavimo ar konsultacijų Baltijos šalyse, jeigu darote projektus per 3 šalis, tai visada galite kreiptis į mūsų kolegas iš Latvijos ir Estijos. Trumpai apie mūsų pagrindinius sprendimus, tai tradiciniai GPS, GPNS imtuvai, tachiometrai, niveliacinė įranga, įvairūs 3D skenavimo sprendimai, monitoringo sprendimai patys įvairiausi, nuo pastatomų ir pastoviai laikomų tachiometrų, kurie skenuoja taikinukus ir siunčia duomenis į monitoringo centrą. Tas monitoringo centras gali irgi daryti įvairias analizės, kaip deformuojasi tam tikra vietovė, gali siųsti tam tikrus pranešimus informacinius ar jungti tam tikras sirenas pagal poreikį. Taip pat fotogrametriniai sprendimai, apie ką šiandien pašnekėsim, ne tik apie dronų techninės savybės, bet ir apie programinę įrangą, bei turime kitos įvairios inžinerinės programinės įrangos. Viena iš jų programinė įranga SketchUp, gal jie taip inžinerinė būtų sunkiau pavadinti, bet jinai pritaikoma ir naudojama įvairių sričių specialistų. Žinoma, populiariausia architektai ir dizaineriai. Šiandien webinaro turinys, pagrindinis akcentas žinoma apie naująjį MAX droną 4E ir 4T. Trumpai užsiminsiu, papasakosiu, kuo skiriasi nuo MAX 350 RTK drono ir paminėsiu apie pagrindinius jo sensorius po 1 ir L2, taip pat Parrot trumpa informacija apie AI droną pritaikymą fotogrametrijai. Kadangi dauguma iš jūsų turbūt naudojate Mavic 3 Enterprise droną, jisai vienas iš populiariausių mūsų parduodamų dronų iki šiol buvo, tai manau bus įdomu pamatyti techninių savybių palyginimą su būtent su šiuo dronu. Taip pat papasakosiu apie fotogrametrinės programinės įrangas ir vasario mėnesį mūsų kolegos kartografavo Trakų Vokėje teritoriją su įvairiais dronais. Tai bus taip pat šių duomenų palyginimas ir pristatymas. Taip pat pateiksiu savo pagrindinius akcentus, kuo naujasis dronas gali būti jums aktualus, kad jūs galėtumėte priimti sprendimą, ar jums verta atsinaujinti droną, jeigu iki šiol naudojate kažkokį tai senesnį modelį. Kalbant apie pačius dronus, vienas iš mūsų partnerių, nuotrauka kairėje, sprendimas Delar, jie prancūzų kompanija gamina fiksuoto sparno sprendimus, tai jeigu reikia kartografavimui būtent fiksuoto sparno sprendimo, nebūtinai kartografavimui, viešajam saugumui, tai jie turi pačių įvairiausių dronų, čia nuotraukoje nedidelis dronas, bet jie gamina ir didelius dronus, kurie skrenda iki 8 valandų, turi galimybę vertikaliai pakilti, valdymo atstumas taip pat neribojamas, tai taip pat pagal užsakymą galima montuoti įvairius sensorius, terminės kameras. Tai pagal poreikį, jeigu būtų įdomu, aktualu, kreipkitės. O šiandien pagrindinis akcentas į multirotorius, DJI dronus, tai būtų
paveikslėlis viduryje L2, lidaras, taip pat fotogrametrinis dronas. Ir kaip minėjau, mes pagrindę lyginsime rezultatus su Mavic 3 Enterprise, su populiariausių dronų iki šiol naudojimų fotogrametrijoje, bei nepamiršime Matrice 350 su P1 kamera ir su L2 sensoriumi. Be abejo, pristatysiu dronus, rezultatus su naujoju dronu nuskenuotus. Tai taip pat norėčiau užduoti klausimą jums, kad šiek tiek susipažinti, kokia jūsų patirtis ir ar jūs naudojate dronus. Tai šiuo metu ekrane turėtumėte matyti klausimą, ar senai naudojate dronus, ar visai nenaudojate dronus. Labiau matysiu, ar kreipti į smulkes detalės dėmesį, ar vis dėlto didžioji dalis vartotojų yra jau pažangus. Taip, ir pasidalinsiu su jumis rezultatais. Tai net 36% atsakiusiųjų visai nenaudoja dronų, kas iš tikrųjų truputėlį keista buvo, galvojau, kad didžioji dalis bus naudojančių dronus, tai beveik 40% vis dėlto nenaudojate dronų visai. Tai aišku, jums tie palyginimai su kitais dronais bus ne tiek aktualūs, ypač su senesniais, kurie galbūt jos nebebūtų prasminga įsigyti, bet vis dėlto atkreipsiu dėmesį ir tam tikras smulkesnės detalės. Labai puiku. Taip. O šiandien, kaip ir minėjau, pagrindinė tema yra Matrice 4 serija. Ir trumpai užsiminsiu, kodėl Matrice serija. Iki šiol didžiausi Matrice dronai buvo didesni, o šis labai panašus į Mavic 3 Enterprise droną. Čiut jis yra didesnis, bet gamintojas pakeitė jo pavadinimą iš Mavic į Matrice, vien dėl to, kad atskirti jį nuo paprastiems vartotojams filmavimui, fotografavimui skirtų dronų serijos, o Matrice dronai buvo iki šiol skirti verslui. Tai nuo dabar ir vartotojams bus lengviau atskirti. Mavic serija daugiau skirta mėgėjiškam ar profesionaliam fotografavimui, bet verslui, fotogrametrijai daugiau skirta yra Matrice serija. Ir su nauja pristatyta serija gamintojas pristatė 2 dronus ir jie vadinasi 4T viena su raidelė, tai T raidelė reiškia Thermal ir 4E Enterprise dronas, kuris skirtas bus fotogrametrijai. Tai pagrindinius jų skirtumus papasakosiu taip pat. Dabar turiu paruošęs gamintojo ilgą video, kaip beveik 4 minučių, kaip gamintojas pristato šį droną. Tai kviečiu pažiūrėti su lietuviškais titrais šitą gamintojo video. Lightweight and powerful, always ready to take action. When critical moments arise, being the first to respond makes all the difference. Introducing the next generation of compact flagship drones, DJI Matrice 4 series. Experience exceptional camera performance, powerful onboard computing, and advanced sensing features, all in a compact and portable design. In case of emergencies, the Matrice 4 series can respond quickly, allowing for extended aerial searches, fast battery swaps, and rapid takeoffs within 15 seconds. Equipped with AI computing capabilities, it can automatically detect vehicles, vessels, and subjects. An advanced laser rangefinder provides real-time pinpoint and measurements of lines or surfaces. DJI Flight Hub 2 offers live overviews of searched areas and facilitates remote flight control, enhancing team collaboration. The O4 Enterprise Video Transmission provides reliable connectivity. Paired with the DRTK3 signal relay in areas with signal obstructions, you can maintain stable and clear video feeds. The Matrice 4T excels in nighttime operations. Its advanced computing power enhances thermal imaging, delivering ultra-high-resolution infrared visuals. Connect the AL1 Spotlight in tandem with the gimbal, along with the AS1 real-time voice speaker for search and rescue missions.
The Matrice 4 series open computing power facilitates object model training such as animal detection for wildlife conservation. In addition to full-color night scene mode, the black and white mode can utilize the NIR light for clear images in dark environments. For increased detail, smart low-light photo is available. During power grid inspections, the Matrice 4 series combines safety and efficiency. Its medium telecamera can capture extreme details of meters and dials from a safe distance. Advanced sensing capabilities assist in bypassing obstacles in complex environments, guaranteeing safe operations. In urban areas, the DJI Cellular Dongle 2 provides stable signals for uninterrupted performance. Inspect bridges even if GNSS signals are blocked. The Fusion positioning and navigation system ensures safe and accurate flight operations. The new telecamera offers increased resolution. Pair with the AL1 Spotlight for easier low-light inspections under bridges. The Matrice 4e redefines mapping efficiency. Its remote controller supports customizable flight routes. Use the built-in DJI Terra modeling capability to generate rough 3D models on-site to plan detailed mapping missions. The DRTK3 multifunctional station can be used to collect precise control points and provide accurate positioning data for drones. Matrice 4 series also supports 0.5-second shooting interval and 5-directional oblique capture. For 2D orthophoto missions, it supports 3-directional capture, providing unparalleled accuracy and speed. Onboard computing capabilities enable effortless omnidirectional terrain-following flights. When used with DJI Terra, it improves the accuracy for 3D reconstruction of detailed projects. The Matrice 4 series is designed for versatility and offers onboard computing power, enabling users to customize the drone's AI capabilities and integrate third-party software and hardware to expand applications. With the DJI Matrice 4 series, you can accurately capture the world using smart 3D capture, maintain infrastructure with high-resolution imagery, illuminate the darkest environments, and protect lives with advanced AI. Fly into the new age of intelligence. Taip pat norėčiau paminėti, kad galite užduoti klausimus, yra Q&A mygtukas. Į klausimus atsakytų mano kolegos, kurie prisijungia prie šio webinaro. Tai jeigu turite, užduokite, o pabaigoje dar ir aš tuos klausimus peržiūrėsiu. Taigi, ką matėte video, apžvelgsime tas pagrindinės savybės detaliau ir sekančiuose slaiduose. Ir pagrindinis akcentas, aišku, šių dronų yra kameros. Tai šiame slaide matote 4T terminio drono kameras. Jinai susideda iš 6 sensorių. Terminės kameros sensorius taip pat yra pagerintas palyginus su Mavic 3 Enterprise. Jo rezoliucija yra dvigubai geresnė. Taip pat ši kamera turi 3 RGB ar tradicinio vaizdo kameras. Nuo plataus kampo matymo kameros, toliau 3 kartų optinio padidinimo kamera ir 7 kartų optinio padidinimo kamera, bei papildomai near infrared naktinį pašvietimą, bei 6 sensorius yra lazerinis atstumo matuoklis. Apie jį mes pakalbėsime šiek tiek detaliau vėliau. Tai čia yra 6 sensoriai, kurie yra terminėme drone. Jeigu mes žiūrėtume 4E droną, tai jame yra sensorių mažiau, yra tik tai 4 sensoriai, 7X ir 3X optinio didinimo kameros yra lygiai tokios pačios kaip terminėme drone. Tuo pačiu paminėsiu, kad 7 kartus didinanti kamera yra gerokai pagerinta palyginus su Mavic 3 Enterprise.
priartinimo galimybė yra 2 kartus didesnė ir pikselių skaičius yra 4 kartus didesnis pačios matricos. Kas liečia plataus kampo kamerą, kuri ir naudojama fotogrametrijai misijų atlikimui, tai yra iš principo ta pati kamera kaip Mavic 3 Enterprise drone, tik tai jinai yra kalibruota gamykloje ir jos papildomai nebereikia kalibruoti, jeigu norite, ypač tai aktualu, jeigu norite kartografuoti naudojant mažiau arba visai nenaudojant kontūrženklių. Taip pat šiame drone yra, kaip ir terminime, lazerinis atstumo matuoklis. Jisai matuoja atstumą iki 1800 metrų. Tik tai reikia turėti omeny, kad jo matavimo tikslumas yra, čia yra ekrane kairėje pačioje formulė, tai čia yra metrais 0,2 plus tokia formulė padauginus iš atstumo, tai gaunasi, kad prie 100 metrų atstumo, jeigu matuoti 100 metrų atstumus, tai paklaida gali būti apie 0,7 metrų. Tai nėra labai tiksli, daugiau, sakykime, taip, metrinio tikslumo matavimo atstumo matuoklis. Dronas taip pat turi jau integruotą RTK anteną, jums nebereikia jos papildomai įsigyti, jinai palaiko L5 dažnį ir papildomai saugumui ir navigacijai šis dronas naudoja ir savo išorinius sensorius. Tai reiškia, jeigu yra GPS signalas blokuojamas, dronas gali ar stengiasi grįžti naudodamas tik tai savo vaizdo kameras. Taip pat tos mažytės šone esančios kamerytės sudaro tokį kaip 3D trimatį vaizdą dronui naviguojant ir yra didesnė tikimybė, kad dronas pamatys mažus objektus, kaip šiame pavyzdyje elektros linijos laidai. Tai vėlgi nėra garantijos, kad jisai neužklius už elektros linijos laidų, tokio objekto, kaip atsiskraidant tarp aukštos įtampos elektros laidų reikėtų atsargiai misijas vykdyti, bet vis dėlto šitas dronas, kaip pats gamintojas teigia, yra patikimesnis, nustatant mažas kliūtis. Taip pat dronas turi naują ryšio sistemą, jinai vadinasi O4 Enterprise, senoji Mavic 3 vadinasi O3, ir jinai užtikrina stabilesnį ryšį, ypač urbanizuotose vietovėse ir miškingose vietovėse. Ir esmė tame, kad turi dronas dvigubai daugiau kamerų. Jeigu sename buvo Mavic 3 drone buvo 4, tai čia šiuo atveju yra montuojamos 8 antenos į šį droną, didesnis antenų kiekis. Taip pat dronas yra papildytas įvairiom dirbtinio intelekto funkcijom. Tai automatiškai aptinka, skaičiuoja žmonės, turi atstumo matuoklį, galim skaičiuoti mes plotus linijas, tai apie šias visas savybės dar mes detaliau pašnekėsim. Galime mes matyti žemėlapyje, į kurią vietą kamera nukreipta. Paspaudus ant ekrano gali dronas nuskristi į tą vietą, gali palaikyti cruise, šiuo atveju palaikyti stabilų greitį, jeigu mes norime kažkokią tai inspektavimo misiją daryti, skristi, pavyzdžiui, lygiai greičiai pagal kelią, tai čia kaip mašinos būtų automatinis greičio palaikymas. Smart Track funkcija gali sekti judantį objektą, point of interest, gali jisai dronas suktis apie tam tikrą objektą, pavyzdžiui, inspektuojant kokį radio antenos bokštą. Palyginus su Mavic 3 Enterprise, šis dronas vienas iš charakteristikų pasižymi greičiu. Tai jisai greičiau pakyla, greičiau fix poziciją GPS antenos sugaudo, plus jisai naudoja savo kameras užfiksuoti pakilimo vietos vaizdą. Ta pati vaizdą jis paskui panaudoja grįžimui ir tikslesniam nusileidimui. Ir tuo atveju drono pakilimas pagreitėja. Taip pat pačios skrydžio charakteristikos pakilimas, nusileidimas ir skrydis misijos metu taip pat padidėjęs iki 40%. Tai vėlgi užtikrina, kad mes misijas galėsim kartografuoti greičiau. Pats skrydžio laikas taip pat padės 6 minutėm su viena baterija. Tai gal atrodytų 6 minutės nedaug, bet jeigu reikia kartografuoti visą dieną ir keičiate, pavyzdžiui, turite 4-5 baterijas suskraidyti per dieną, tai tos 6 minutės prideda tikrai nemažai kartografavimo laiko.
Dronas palaiko 4G ryšį, turime tokį modemą, kuris įsigyjamas atskirai, galima įdėti ir tokiu atveju jau mus neriboja radio ryšys atlikti kartografavimo misijas. Viena iš naujienų, tai kad kamera fotografuoja greičiau, kaip ir minėjau, kamera kaip ir tokia pati kaip Mavic 3 Enterprise, jos techninės savybės tokios pačios, tik tai jinai geba fotografuoti greičiau, ne 0,7 sekundės, 0,5, tai tas irgi aktualu skrendant didesniu greičiu, užfiksuoti daugiau nuotraukų. Taip pat, kaip ir minėjau, kamera yra gamykloje kalibruota, nereikia patiems jums kalibravimo atlikti, nes jeigu turite Mavic 3 Enterprise ir niekad nedarėt kameros kalibracijos, galite kreiptis į mus, papasakosim, kaip tą padaryti. Ir tai ši kamera yra praktiškai tokia pati, tik tai gamykloje kalibruota. Kaip ir minėjau, RTK modulis integruotas, papildomai įsigyti nereikia. Ir šis RTK modulis, aišku, ne tik tikslesnės koordinates gauna ir dronas tiksliau skrenda, bet ir padeda užtikrinti saugesnį skrydį, ypač skrendant virš aukštos įtampos laidų ar kitokiose urbanizuotose teritorijose. Kameros kalibracija. Tai pati kamera, kaip ir minėjau, gamykloje kalibruota, čia yra 2 paveiksliukai Mavic 3 Enterprise kameros kalibracijos grafikas ir Mavic 4 Enterprise. Tai tų vektorių ilgumas ir parodo, kiek po kalibravimo būtent vaizdo ar nuotraukos geometrija yra taisoma. Tai Mavic 4, Matrice 4 žymiai tie vektoriukai, matote, yra mažesni. Ir atliekant kartografavimo misijas reikėtų geometrijos tvarkymo drone išjungti, tai tokia yra varnelė dewarping, tai ją rekomenduočiau išjungti ir fotogrametrinį programinį įrangą tą korekciją padaro pati. Yra papildomas kameros, kurios skirtos priartinimui, tai čia kartografavimui mes jų nepanaudosim, nes kartografuojant vis tiek mums reikia, kad zoomas stabilus būtų, bet jeigu turite tikslą atlikti tam tikras inspektavimo misijas, tai telekameros, kurios 3 kartus optiškai priartina ar 7 kartus optiškai priartina, šiame drone yra tikrai pažangios ir atnaujintos, jos 2 kartus daugiau prizumina negu Mavic 3 Enterprise drone. Ir įdomu tai, kad netgi yra įdiegtas vaizdo stabilizavimas. Jeigu mes, pavyzdžiui, norime nufotografuoti vaizdą ar nufilmuoti vaizdą, matote, dabar fonas juda, bet mums prizuminta detalė ir jos užrašas ekrane yra stabilus. Tai būtent tokiem inspektavimo uždaviniams šis stabilizavimas tikrai padėtų. Sekimo funkcija, vėlgi čia viešojo saugumo tarnyboms gal labiau aktualu. Mes pasirinkame vaizdą, čia šiuo atveju automobilį, ir jeigu į jį trumpai užstoja, tam tikri medžiai, stendai, vis tiek dronas jį sugeba sekti ir filmuoti vaizdą. Dirbtinio intelekto funkcija įdiegta automatiniam automobilių, žmonių ir laivų skaičiavimui. Tai reiškia, live vaizde mes iš karto matome, kiek ekrane mes turime žmonių, automobilių ir laivų. Nežinau, kam čia laivai aktualūs, bet čia jau gamintojo toks funkcionalumas jau standartiškai įdiegtas. Ir taip pat matome vaizdą, būtent kuriame plote mums yra suskaičiuojama. Tai reiškia, parodo, ką mato kamera ant 2D žemėlapio. Tai tą funkcionalumą, šitos trapecijos matymą galim panaudoti ir kitiems uždaviniams, ypač viešo ir saugumo uždaviniams, kad jeigu mes fotografuojame ar matome kažką per drono kamerą, mes galime ant žemėlapio suprasti būtent į kurią vietą mes žiūrime ir ką mes matome. Taip pat yra įdiegtas elektroninis, čia taip aš iš anglų kalbos išverčiau, dūmų rūko šalinimas. Tai gali šitas funkcionalumas būti aktualus ir fotogrametrijai, nes matome, kad vaizdas žymiai ryškesnis. Tas aktualu, jeigu skrendame ir kartografuojame šiek tiek aukščiau, ar šiaip yra rūkas tą kartografavimo dieną, tai šis funkcionalumas gali būti irgi aktualus. Tai čia irgi naujiena šiame drone. Lazerinis atstumo matuoklis.
kaip ir minėjau, jo tikslumas nėra labai didelis, už 100 metrų gaunasi apie 70 centimetrų, bet veikimo principas yra pakankamai paprastas. Mes drono centre matome X-iuką, jį turime užvesti, į norimą pamatuoti atstumą ir paspausti mygtuką. Tai tokiu atveju ekrane mes gausime atstumą nuo drono iki mūsų norimo objekto. Na, ir ne tik, gausim šiek tiek daugiau parametrų. Tai ką mes dar papildomai gauname, tai čia tokia detalizacija, galbūt paprasčiau bus įsivaizduoti. Pirmas skaičiukas, tai mes aktyvuojame patį lazerinį atstumų matuoklį. Antras pavaizduotas mūsų taikinukas, ką ir minėjau. Taip pat mes gauname, pamatuojame, trečias skaičiukas būtų atstumą nuo drono iki objekto, bet šitas atstumas gal ne visada aktualus, mums būtų turbūt įdomesnis horizontalus atstumas, tai jisai taip pat yra ekrane rašomas, šeštų skaičiukų. Ir per Trimble Express mūsų renginį kažkas iš kliento klausė, ar galima gauti koordinates. Tai taip, galima matyti ir mūsų matuojamo objekto VGS koordinates bei altitudę. Kartografavimo misijos. Išskirčiau pagrindinės šias, kai dronas fotografuoja, pasukdamas kamerą į šonus, tai būtų 3 krypčių fotografavimas. Taip pat šis dronas gali kamerą vartyti 5 kryptimis, parodysiu šiek tiek detaliau apie tai. Yra labai įdomus naujas Smart 3D fotografavimas, bei mes galime po kartografavimo matyti ataskaitą. Tai apie šios misijų tipus papasakosiu tuo detaliau. Tai vienas iš sakyčiau, gal revoliucinių skirtumų palyginus su Mavic 3 Enterprise yra tai, kad šis dronas, kartografuodamas tradicinę misiją, gali vartyti kamerą į šonus ir taip šiam dronui reikia žymiai mažiau praskristi teritorijos, mažesnį atstumą praskristi, kad mes kartografuotumėm tą patį teritoriją. Kaip matote iš paveikslėlio, tos trapecijos trikampukai, stačiakampiai, matome, kad dronas varto kamerą į šonus, nufotografuoja vieną nuotrauką į apačią ir vieną nuotrauką į vieną šoną, kitą nuotrauką į kitą šoną. Toks įžambinis Smart Oblique fotografavimas. Tai netgi su šitų dronu nebūtų prasmės jau visiškai vykdyti misijų nadir, kai vien kamera žiūri į apačią, nes tokiu atveju mes tik tai ilgiau sugaištume laiko skraidymui. Ir ką mums duoda šitas Smart Oblique? Tai mes tik tai pažymime, tradicinėje ortofoto misijoje mes pažymime, kad norime atlikti Smart Oblique misiją ir matome, kad dronas kartografuoti tą patį atstumą sugaiš, praskris nebe 28 km, o tik tai 12 km ir atstumas sumažėja nuo 35 minučių iki 15 ir nuotraukų praktiškai mes surengame tą patį kiekį. Tai būtent šis funkcionalumas ypač aktualus, kas turite nemažai kartografavimo užduočių, kartografuojate didelius plotus. Taip pat yra režimas, kaip fotografuojama 5 kryptimis. Dabar matote video, kai dronas fotografuoja vieną nuotrauką į apačią, tada skersai vieną nuotrauką į priekį, į kitą šoną, tokiu X-u, galima sakyti. Surenka nuotraukas, tai kas atsimena, kaip veikia Mavic 3, tai jisai fotografuoja į apačią pirmin atgal. Šitas dronas, kur prieš tai misiją rodžiau, Matriz 4 į šonus fotografuoja ir į apačią. O jeigu dar priminti apie P1 droną, P1 kamerą, tai jinai fotografuoja tokiu, kaip sakant, X-u, vieną nuotrauką į priekį, vieną atgal ir 90 laipsnių kampu į šonus. O šis dronas fotografuojama tokiu, skersai, kaip matote dabar paveikslėlį, nuotraukas renka į 5 pusės ir taip mes užfiksuojame detalesnį 3D vaizdą. Tai lyginant su Mavic 3, reikėtų atlikti 2 misijas 3D, praskristi horizontaliai, ne horizontaliai, bet išilgai skersai tą patį lauką, o su šitu dronu jau užtenka vieno skrydžio metu surinkti visų 5 krypčių nuotraukas. Dabar papasakosiu, kaip atrodo
3D detalus ar artimas fotografavimas. Tai kai mes atliekame, apskrendame misiją tradicinę, pavyzdžiui, mums aktualu, šiek tiek sustabdžiau video, mums aktualu kartografuoti šitą pastatą ir surinkti kuo detalesnes nuotraukas, jeigu mes norime šio pastato paruošti detalų 3D modelį. Tai mes iš pradžių atliekame paprastą 2D misiją virš to pastato, tada dronas į pultelį parsisiunčia nuotraukas ir drone pultelį yra DJI Teros desktopinės programinės įrangos supaprastinta versija ir jinai sugeneruoja taškų masyvą point cloud. Tada, va čia vaizdą matote, ką mes pultelio ekrane matote, tada mes apibraukiame, ką mes norime detaliau kartografuoti ir nurodome kitus parametrus, kaip kartografavimo greitį, atstumą nuo objekto ir dronas sugeneruoja linijas naujai kartografavimo misijai, kad mes apskraidytumėm šitą pastatą iš žymiai mažesnio atstumo. Tai vėlgi, aktualu tiem, kas nori ruošti detalius pastatų ar kitų objektų 3D modelius. Tai matome šiuo metu, dronas jau atlieka kartografavimo misiją, atlieka irgi taip pat fotografuoja kamerą įvairiais kampais. Ekranėlė galima matyti raudoną trikampėlį, kurioje vietoje dronas šiuo metu randasi. Ir šiuo metu šiuo būdu kartografuojant GSD, tai rezoliucija modelio gali būti milimetrinė, nes kaip pavyzdys, jeigu mes kartografuosime 5 metrų atstumu nuo pastato, tai mes gausime 0,13, tai 1,3 mm rezoliucijos ortofoto ar taškų masyvą tokio tankumo. 2 metrų atstumu kartografuojant su šiuo dronu gautųsi 0,06 cm, tai milimetro dalis. Paruošiant šią kartografavimo misiją yra tam tikrų niuansų, nes automatiškai dronas suskaičiuoja skrydžio maršrutą, bet gali neįvertinti tam tikrų medžių, laidų. Tai mes galime dar rankiniu būdu nupiešti kubus prie šios misijos, pridėti juos ir pažymėti juos dvejopai. Ar kad norime, kad jie būtų įtraukti į misiją ir mes norime dar papildomai šitą plotą kartografuoti, ar kaip tik mes norime šitą plotą išvengti. Tai šiuo atveju mes nupiešime stačiakampį, kuris nesiliečia su mūsų kartografuojama teritorija ir matome, kad dronas perskaičiuoja maršrutą, kad nebekliudytų šitos vietos. Ir taip pat dar yra opcija, kai dronas jau vykdo misiją, galima tokius sukurti kaip breakpointus vadinamus. Dronas apskrenda tam tikrą vietą. Jeigu beskrendant, nes pačią pirmą liniją jis nupiešia pakankamai žemai skristi pagal žemės paviršių, tai rekomenduojama kartu su dronu eiti, kad dronas vis dėlto nekliudytų nieko. Ir jeigu mes pamatome kažkokią kliūtį, galime paspausti breakpoint ir jisai apskrenda tą vietą ir tęsia kartografavimo misiją toliau. Kadangi mes turime lazerinį atstumų matuoklį, tai mes galime atlikti tam tikrus ne tik atstumo matavimus realiu laiku, bet ir matuoti linijas, kaip šiuo metu ekrane matote, ar taip pat pasimatuoti ir plotus. Tai šitas funkcionalumas, manau, gali būti pakankamai įdomus, kam reikia greitai, orientaciniai nustatyti plotus ar atstumus. Nenusikraunant duomenų, nenaudojant jokios fotogrametrinės programinės įrangos, iš karto mes ekrane gauname plotą atstumą. Kaip pavyzdys, miškininkai kartais klausia, kaip mums greitai nustatyti miške, pavyzdžiui, iškirstą plotą, tai būtų vienas iš sprendimų, pakėlė droną, ekrane tik tai pasižymėjai kampus ir iš karto matai orientacinį plotą. Ir šitas dronas turi dar vieną naujieną, tai sugeneruojama automatiškai kartografavimo ataskaita. Ekrane matote oranžinė spalva nuotraukas, kur RTK ryšys buvo prarastas, reiškia, flautas buvo, o balta spalva nuotraukas turi RTK ryšį. Iš karto galite matyti, kokiu kampu buvo fotografuotos nuotraukos ir jeigu jums rezultatai netenkina, galite juos pakartoti. Taip pat dronas rodo nuotraukų persidengimą kartografavimo metu. Taigi, palyginus su Mavic 3 Enterprise, skrydis pailgėjo 6 minutėm, kartografavimas vienos nuotraukos užfiksavimas taip pat greitesnis.
Ir rezultate, kaip matote lentelėje, mes, kad ir skrendame lėčiau su dronu, surinkame didesnį nuotraukų kiekį ir kartografavimui užgaištame gerokai mažiau laiko. Tai dar apie palyginimą šiek tiek ir vėliau. Ką šitas dronas turi, papildomai iš gamintojo, tai 24 mėnesių garantija, tai čia tradicinė, kaip ir visi DJI dronai. Taip pat DJI Care, kuris turi savyje du keitimus dėl dužimų, nesvarbu ar dėl piloto klaidos, ar dėl kažkokio techninio gedimo būtų galima droną už nedidelį mokestį pasikeisti ar susiremontuoti. Ir šitą Care, kol jis dar galioja, yra galima ir rekomenduojama prasitęsti 2 ir 3 metams. Tai kaina nėra didelė, tai kam aktualu, turėkite omeny. Ir savo pulte visada galite pasižiūrėti, kiek dar galioja garantija drono ir kiek galioja DJI Care draudimas. Komplektacija. Tokia daugiau mažiau tradicinė. Reikia paminėti, kad baterija viena jau yra įskaičiuota į kainą. Taip pat RTK antenos nebereikia papildomai pirkti, jeigu lygintumėt su Mavic 3 komplektacija. 4 baterijų pakrovimo stotelė, ir kiti tradiciniai priedai. Drono kainos orientacinės šiai dienai. Jeigu žiūrite webinaro įrašą, rekomenduoju sukontaktuoti, pasiklausti, kokios kainos yra šiai dienai. Tai šiuo metu kainos Mavic 3 4e nuo 3800, o terminis dronas yra brangesnis. Kiti priedai. Tai kas turite Mavic 3, baterijos netiks, čia yra kitokios baterijos, tai reikės komplektuotis papildomai. VB37, tai čia yra papildoma pultelio baterija, jeigu norite. Šiaip pultelis pats pasikrauna ir turi integruotą bateriją, bet jeigu norite turėti išorinę, irgi galite. Taip pat prožektorius ir garsiakalbius. Inspektavimo uždaviniams prožektorius gali būti aktualus. Viena iš įdomesnių jo charakteristikų yra tai, kad jisai vartosi kartu su kameros gimbalu. Jeigu jūs, pavyzdžiui, paskirsite po tiltu, pakelsite kamerą ir prožektorių jungsite, tai jisai pasisuks kartu su ten, kur žiūri kamera. Ir jo efektyvus atstumas, kaip gamintojas teigia, apšvietimo atstumas iki 100 metrų, tai irgi pakankamai nemažai. Garsiakalbis taip pat, kam aktualus, jisai užsideda ant kameros, ant prožektoriaus viršaus ir galite naudoti vienu metu su prožektoriumi. Kitas priedas, inžinerijos geodezijos specialistams gali būti įdomus, tai DJI bazinė stotis. Jinai gali dirbti skirtingais režimais. Tai vienas iš režimų kaip RTK bazinė stotis palaiko visas GPN sistemas ir RTK transliavimas tiesiai dronui. Tai reiškia, jums nereikia jungtis prie valstybinio ar prie kito tinklo. Galite dirbti autonomiškai. Taip pat ją galite naudoti post processingui. Pastatote ant žinomo taško arba su ją pačia pasimatuojate tašką ir skrydžio metu jinai kaupia statinius duomenis, tada DJI Care galite juos išsilyginti. Ir RTK režimu jinai veikia iki 15 km. Rekomenduojamas atstumas iki 15 km. Tai vienas iš režimų. Kitas režimas, ją galite naudoti kaip paprastą GPN imtuvą roverį, pasimatuoti kontūrženklius. Ir šis GPS imtuvėlis netgi turi inercinį sensorių, posverių sensorių, galite matuoti neišgulsčiavę. Ir kad atlikti matavimus naudojama paprasta Android DJI's aplikacija. Ir dar yra trečias jos panaudojimo būdas, tai prailginti signalo perdavimą, įveikia kaip repeateris. Rekomenduojama ją pastatyti kažkur 1 kilometro atstumu nuo pulto, pavyzdžiui, ant pastato, ant aukšto pastato ar ant kažkokio kalno. Ir tuomet atstumas tarp drono ir tarp tos bazės gali būti iki 25 km. Aišku, čia tokiems skrydžiams turite turėti papildomus leidimus, bet aš kalbu apie daugiau mažiau apie techninės galimybės. Tai žymiai prailginamas atstumas. Ir tokio atstumo, aišku, jūs gaunate ne tik tai transliuojate RTK ryšį, bet ir gaunate vaizdą. Tai reiškia, jūs kontroliuojate droną. Galite bet kada jį sugrąžinti ar matyti, kur jisai nuskrido. Ir paminėsiu, kad kaina, turbūt net neatspėtumėt, kiek kainuoja šitą bazinę stotis, bet jinai berods apie
1500, mažiau negu 2000 be trikojo ar bipodo. Tai sakyčiau, labai simboliška kaina. Tai palyginkime šitą naują droną Mavic 4 Enterprise su Mavic 3. Techninių savybių palyginimas. Tai naujasis dronas dar po ranka nepasiėmiau, neturiu, bet jis yra šiek tiek didesnis ir sunkesnis. Bet iš principo to pačio kalibro dronas. Jisai turi didesnius skrydžio, pakilimo, nusileidimo greičius. Šiek tiek ilgiau skrenda, ką mes jau šnekėjom. Taip pat prieš paskutinį eilutėje paminėta, kad jisai turi tokią anti-jamming, anti-spoofing funkciją. Reiškia, kas dabar turbūt tikrai aktualu ir Lietuvoje vyksta GPS signalų iškraipimas. Tai šitas dronas, jeigu aptinka, kad yra GPS signalas blokuojamas ar nekokybiškas, jisai naudoja vaizdo sensorius grįžti namo. Ir taip pat yra patobulinta ryšio perdavimo sistema, ką jau minėjau. Kalbant apie pačią kamerą, kuri yra naudojama kartografavimui, tai jinai yra lygiai tokia pati kaip Mavic 3 Enterprise. Iš tikrųjų, techniniai parametrai lygiai tokie patys, bet gamintojo informacijoje ir partneriams pristatytame webinare pasakojo, kad jos jautrumas ISO yra geresnis. Tai jinai turėtų, kaip ir blogo apšvietimo sąlygomis, kokybiškiau užfiksuoti vaizdą. Mavic 3 yra ISO nuo 100 iki 6400, o naujame netgi iki 25000. Mes, kur pristatysiu kartografavimo pavyzdį Trakų Vokėje, kartografavime buvo pakankamai apsiniaukę, tai kažkokio esminio skirtumo nemačiau. Galbūt prie kažkokių kitokių ar jau dar tamsesnių sąlygų ir pasimatytų tas kameros privalumas. Tai jo, pagrindinė kamera yra ta pati, tik tai jinai turi daugiau, gimbalas turi galimybę vartytis daugiau kampų, palyginus su Mavic 3. Ir, aišku, Mavic 3 neturėjo dar vienos papildomos kameros, to vadinamo 3x priartinimo kameros, kur yra 48 megapikselių ir gerokai pagerinta ta maksimali 7x optinio priartinimo kamera. Su skaitmeniniu priartinimu galima prisiartinti iki 112 kartų, kai Mavic 3 iki 56, tai tas optinis priartinimas, neoptinis skaitmeninis priartinimas yra 2 kartus geresnis. Alternatyvos kainos parot Europoje. Europos gamintojas, prancūzai gamina Amerikoje, 4000 kainuoja dronas, Mavic 3 Enterprise ar didesnysis dronas M3 didžiai 350 RTK. Trumpai apie didįjį droną, 350 RTK, nemažai kas iš jūsų jau naudojate juos. Jisai tikrai yra stabilesnis, atsparesnis pačio skrydžio metu, skrenda ilgiau, bet jau pagrindinis yra privalumas, kad galima keisti sensorius, montuoti ne tik tai DJI gaminamus sensorius, bet ir kitų gamintojų. Apie sensorius paminėsiu ir kaip ir minėjau, jisai turi IP55 standartą, netgi esant lietui galima atlikti tam tikras inspektavimo ir kartografavimo misijas. Ir pagrindiniai šio drono sensoriai yra P1 kamera, tai 45 megapikselių full frame kamera, kuri tikrai yra pats geriausias DJI sensorius kartografavimui, turi mechaninį užraktą ir jeigu kam aktuali ši kamera ir pavyzdžiai taip pat pateiksiu vėliau, bet ir yra atskiras mūsų webinaras apie šią kamerą rašytas. Lidaras, trumpai apie jį paminėsiu, 5 atspindžių iki 240 000 per sekundę greičiu skanuojantis lidaras. Jisai, einant prie detalesnių charakteristikų, tikslumą turi 4-5 cm sugeneruoto point cloudo ir skenuoja maksimalus skanavimo atstumas 250 metrų. Nėra jis toks aktualus, bet vis tiek skrendame daugiau mažiau 120 metrų aukštį, bet pats lidaras turi tokias galimybės. Ir trumpas pavyzdėlis, kuo skiriasi su Mavic 3 fotogrametriškai apdoroti duomenys ir viršuje juostą matome su L2 kamera. Tai ypač jeigu mums aktualus reljefas, miškingoje vietovėje norime surinkti duomenis, tai akivaizdžiai skirtumas matomis, aš pasuksiu šiek tiek į priekį.
vaizde apačioje matote, kad duomenų praktiškai nėra. Jeigu mes atliekame tradicinį fotogrametrijos misiją, bet su lidaru mes, matote, viršuje užfiksuojame labai detalų vaizdą. Ir vėl, jeigu aktualu P1 kamera, L2 kamera, čia mūsų jau atliktų webinarų įrašai, galėsite vėliau nusiskanuoti QR kodą ir pasižiūrėti. Trumpai apie aparatą, kaip ir minėjau, prancūziški dronai, gaminami JAV, 48 megapikselių kamera turi ANFI. Tik tai iš karto atkreipsiu dėmesį, kad šitas dronas neturi RTK. Kam aktualus kartografavimas be kontūrženklių, tai turbūt šitas dronas gali ir nepatikti ar netikti. Bet vėlgi, jeigu reikia alternatyvos pagamintos ne Kinijoje, tai būtų viena iš alternatyvų. Palyginus šios pagrindinius dronus, dar į stulpelį įdėjome ir Phantom 4 RTK, tai Phantom 4 RTK matome, kad jau tikrai praeitos kartos dronas, jisai ir skrenda trumpiau, netoks atsparus aplinkos sąlygom, kamera žymiai prastesnė yra, fotografavimo intervalas lėtesnis, tai minimalias kartografavimo užduotis mes tikrai galime su juo atlikti, bet jau technologija tikrai nukeliavusi į priekį. Kam aktualu, šį lentelę galėsite pasianalizuoti vėliau žiūrėdami įrašą. DJI Dock 2 ir 3, dabar gaminamas išleistas 3 dokas. Vėlgi, tai autonominė stotis, kur dronas gali išskristi, grįžti. Per kartografavimo perspektyvą žiūrint, šitas dronas irgi yra pritaikomas, netgi vieni mūsų klientai jį naudoja kartografavimo misijom, jie turi savo tam tikrą teritorijas, kurias dronas pakyla, nuskrenda tam tikrų intervalų, sukartografuoja, surenka nuotraukas, per atstumą nusiunčia į serverius ir tuomet galime mes apsidoroti tos duomenys, skaičiuoti tūrius ar paviršius. Paminėsiu, kad visus šios dronus turime nuomai. Jeigu norite neinvestuoti į įsigijimą, galime juos išsinuomoti. Arba galime padėti jums atlikti ir kartografavimo misiją. Taip pat pamatysite visą procesą, kaip atliekama viskas nuo duomenų surinkimo iki duomenų apdorojimo. Tai dabar pereisime prie programinės įrangos. Ir dar vieną klausimą norėčiau užduoti jums apie fotogrametrinę programinę įrangą. Taip, ar naudojate dronus fotogrametrijai? Taip, ačiū už atsakymus. Didžioji dalis 62% naudojate, taip. Tai reiškia, fotogrametrija reiškia vienas iš populiaresnių dronų pritaikymų versle. Pagrindinės programinės įrangos, kurias mes pristatome, tai yra gamintojai Trimble, Pix4D ir DJI. Trimble Business Center programinė įranga, apie kurią šiandien pakalbėsim, DJI Terra, kuri kartu komplektuojama su Mavic 4 dronu, su Matrice 4 dronu ir Pix4D produktai. Tai kodėl būtent šie produktai, tai mes visus juos atstovame tiesiogiai, turime sutartį su gamintojais. Ir tai yra, kad neturime vieną gamintoją, turime kelis, tai puikia alternatyva jums išsirinkti tinkamiausią sprendimą. Yra įvairios opcijos, ir nuomos, ir pastovios licenzijos, ir tinklinės licenzijos, ir netgi duomenų apdorojimas cloud'e, debesyje, tai būtų Pix4D Cloud, taip ir vadinasi programinė įranga. Jas naudojame patys, jeigu atliekame kartografavimo misijas, tai reiškia, turime patirties, susidurime su įvairiais scenarijais, tai galime ir jums pakonsultuoti, pamokinti ir esame įrašę įvairių kursų bei mokymo medžiagos. Taip pat visą šią programinę įrangą galima iki 30 dienų pilno funkcionalumo patiems jums išbandyti. O su Pix4D programinė įranga
susidūrėme, tiksliau pradėjome bendradarbiauti, kai prasidėjo karas Ukrainoje. Iki tol mes pardavinėjome MetaShape programinę įrangą, bet nuo būtent karo pradžios mes nepardavėme nei vienos licenzijos. Iš mūsų svetainės aš specialiai MetaShape programinės įrangos neišėmiau. Jeigu klientai klausia ir nori įsigyti šią programinę įrangą, tai aš gražiai paaiškinu, kad vis dėlto kur jinai yra gaminama, ar jie tikrai nori įsigyti, ir jeigu jau nori, tai tegul tiesiog iš gamintojo puslapio įsigyja. Bet mes jos neparduodame ir nepardavėme, bet tuo pačiu paminėsiu, kad tai tikrai gera programinė įranga. Pix4D taip pat puikus programiniai produktai, turi nemažai įvairių produktų. Apie porą iš jų mes pakalbėsime ir dabar. Pasinaudoju ChatGPT, automatiškai surašiau Trimble Business Center, DJI Terra, Pix4D Mapper ir Pix4D Matic, kad sudėtų pagrindinės, angliškai essential savybės į vieną lentelę. Ir čia nieko neredagaudamas pakopijavau jums, kad įsivaizduoti, ką mes galim gauti iš ChatGPT. Tai reiškia, mes gaunam ir gerų dalykų, ir tam tikrų melų. Mėlyna spalva dirbtinis intelektas paspalvino esminės, kaip prašo, stiprias funkcijas, žalia vidutinės ir raudona silpnas funkcijas. Tai matome pirmus stulpelis, Trimble Business Center mėlynuoja. Tai tikrai galima pasakyti, kad funkcionalumas yra detaliausias būtent geodezijai, inžinerijai bei Pix4D Matic. Tai jeigu šiek tiek detaliau praeiti šį funkcionalumą, tai matome, kad prie DJI Terros raudonuoja duomenų įvestis. Tai iš tikrųjų DJI Terra tinka tik tai DJI dronų surinktų nuotraukų apdorojimui. Kitų dronų surinktų nuotraukų jūs negalėsite importuoti. Perinant prie lidaro apdorojimas. Su Trimble Business Center galite importuoti įvairius duomenis, praktiškai bet kokius geoerdvinius duomenis, taip pat iš 3D skenerių duomenis, juos visus sujungti į bendrą projektą ir apdoroti. Su kita programinė įranga negalite, su DJI Terra, aišku, DJI-aus galite lidaro duomenis importuoti. Dėl matavimo tikslumo sunku pakomentuoti, jos panašiai visos vienodo lygio. Apdorojimo greitis, turiu pripažinti, kad turbūt DJI Terra ir Pix4D Matic, kaip čia paspalvinti, iš tikrųjų yra greičiausias. Tai jeigu orientuojatės į didelius projektus, tai rekomenduočiau DJI Terra arba Pix4D Matic duomenų apdorojimui. Debesų kompiuterija Trimble kol kas neturi, bet neužilgo bus. Čia parašyta ne, tai viskas tvarkoja. Prie Pix4D Matic ir prie Pix4D Cloud turėtų būti pažymėta taip, nes yra galimybė nusiųsti ir žalius duomenis nuotraukas į cloud ir ten apdoroti. Kas liečia dirbtinio intelekto funkcionalumą, tai vienareikšmiškai lyderis yra Trimble Business Center, nes yra pačiai įvairiausio funkcionalumo, CAD-o, įvairių funkcijų, paviršių generavimas, paviršių lyginimas, įvairių linijinių objektų, taškinių objektų automatinis atpažinimas. Savo sukurto modelio point cloud atpažinimas, detali taškų masyvo klasifikacija, įvairius inspektavimo, palyginimo uždaviniai, labai daug funkcionalumų. Pix4D Matic čia pažymėta, kad yra AI optimizuotas, bet realiai ten jokio AI nėra. Yra papildoma programinė įranga Pix4D papildoma programinė įranga, užkrito pavadinimas, kaip jin vadinasi. Jinai turi tam tikrą funkcionalumą automatiniam duomenų atpažinimui. Pix4D Survey pavadinimas. Taip pat čia rašoma, kad veikia su macOS Pix4D programinė įranga, bet irgi netiesa. Visos programinės įrangos veikia tik tai Windows'uose. Ir kas jau naudojate Pix4D Mapper ar Trimble Business Center, čia yra linkai į mano įrašytą video mokamąją medžiagą. Jeigu būtų įdomu, nusiskanuokite ir galėsite peržiūrėti. Kainos. Šia lentelė kainos pastovių licencijų. Sekančiame slaide bus nuomos. Tai pastovios licencijos kainuoja tiek. Paminėsiu, kad Trimble Business Center yra modulinė programinė įranga, iš daug modulių galima susidėlioti, tai čia tos kainos yra būtent šitų paminėtų modulių, galima būtų ir mažesnės komplektacijos pasirinkti, ar dar detalesnės komplektacijos programinė įranga. O Pix4D produktų kainas, čia kurias matote Matic ir Mapper, tai jos irgi yra
mūsų specialios kainos mūsų klientams, jeigu nueisite į gamintojo svetainę, rasite gerokai didesnės kainas. Tai turėkite omeny, jeigu lyginsite kainas. Programinės įrangos nuomos kainos, reiškia prenumeratos. Paminėsiu tik tai, kad turime specialią kainą Pixvody Matic programiniai įrangai. Ir ta speciali nuomos kaina yra tokia, kad 3 metams Pixvody Matic programinė įranga Matrix 4 klientams kainuoja 2500 plus PVM. Taip pat šią programinį įrangą už šią kainą gali įsigyti ir kiti klientai naudojantis kažkokią kitą analoginę programinę įrangą. Tai tikrai už 3 metų kainą ir jūs galite naudoti naujausią programinės įrangos versiją, tikrai kaina nėra didelė. Taigi, pereikime prie mūsų pavyzdžio. Kartografavome būtent Trakų Vokės davarą pasirinkome kartografuoti. Ir čia tokia didelė lentelė. Šitiek pakomentuosiu, įsijungsiu lazeriuką. Kiek matote eilučių, tai mūsų kolegos Kostas ir Valdemaras tiek ir atliko kartografavimo misijų. Pirma eilutė su Mavic 3 dronu, toliau panaudotas Mavic 4 dronas, kai kamera žiūri tik tai į apačią, tas tradicinis nadir, ir matome, kad didelio skirtumo su Mavic 3 nėra. Jeigu lyginti droną ir nebūtų tos smart funkcijos, kad kamera vartosi į šonus, tai tarp tų dronų iš vis jokio skirtumo praktiškai ir nebūtų tokiam tradiciniam kartografavimui. Tada, aišku, šitas dronas Mavic 4 palaiko didesnį greitį, tai mes galime uždėti didesnį greitį. Tokiu atveju, aišku, mes sutaupime laiko, čia dronas kažkodėl daugiau nuotraukų pririnko, bet turėtų būti logiškai galvojant tas pats kiekis, bet, vienu žodžiu, greičiau mes kartografuojame. Bet vėlgi, tas padidintas greitis čia mums nelabai ką duoda, bet jungus tą Smart Oblique funkciją, skrydžio greitis netgi dronas sumažina šiek tiek, kad spėtų fotografuoti, rezoliuciją mes tą pačią turim, surinkam nuotraukų jau 800 tai pačioj teritorijai, ir tik užgaišim 7 minutės. Tai čia yra esminis produktyvumo skirtumas tarp Mavic 4 to tradicinio kartografavimo ir Mavic 3 Enterprise. Taip pat, žiūrime žemiau, kartografavime su P1 kamera. Tai P1 kameros pagrindinis privalumas ir dronai yra tas, kad mes galime kartografuoti grubiai dvigubai didesnių GSD tikslumų prie tokio pačio aukščio, tai čia buvo kartografuota prie 80 metrų ir, reiškia, prie 80 metrų mes turim centimetro rezoliucijos ortofoto ir tankesnį ir tikslesnį taškų masyvą. Nuotraukų skaičius didesnis ir, aišku, mes kartografavimo čia ilgiau, bet kaip ir minėjau, skrendami ilgiau turime geresnės kokybės rezultatus. Paskutinis 2 eilutės yra L2 sensorius ir jeigu mes norėtume anksčiau su L2 sensorium gauti vienu skrydžio metu ir ortofoto, ir lidarą, mes turėtume uždėti rankiniu būdu 70-80 persidengimą nuotraukų ir tokiu būdu mes turėtume užgaišti nei daug, nei mažai 23 minutės tai pačiai misijai, galite palyginti su aukščiau esančiais skaičiais. Nuotraukų surinkame tokį kiekį, bet turėdavome mes jau surinktą ir ortofoto nuotraukas ir lidar. Bet nesenai atnaujintoje Terra versijoje galime mes jau apdoroti ir susigeneruoti ortofoto iš tokio persidengimo, reiškia 20% linijinis, 70% priekinis. Šoninis persidengimas 20% į priekį, 70% nuotraukų persidengimas. Ir mes turime tik 300 nuotraukų tai pačiai teritorijai, skrendame 9 minutės ir susigeneruojame jau irgi ortofoto. Atsirado papildomas funkcionalumas. Reiškiasi, Didžiai Terra panaudoja jau patį lidarą ir ortofoto apjungimą. Tai kas turite šitą droną, čia tikrai labai gera nauja savybė. Kaip atrodo pats procesas, kelių minučių filmukas Pixvody Matic programinėje įrangoje? Tai, kaip ir minėjau, šita programinė įranga pasižymi tikrai pakankamai produktyvių ir greitų duomenų apdorojimų, palyginus su Pixvody Mapper programinė įranga. Ir čia mes importuojame 800 nuotraukų, matome, kad mes jau turime geoido modelį. Geoido modelis aktualus tiems, kas norite
naudoti mažiau kontūrženklių, ar norite naudoti visai kontūrženklių. Tai šiame video pavyzdyje aš kontūrženklius naudoju tik tai kaip referencinius taškus, checkpointus. Jie į kalibraciją nebuvo įtraukti. Tai dabar ekrane matote pasižymiu, kad nuotraukos buvo įžambiai fotografuotos, kad mes atliksime kalibravimo procesą. Ir taip pat mes pažymėsime, kad mūsų nuotraukos turi tikslės koordinates. Trusted location ir orientation pažymime ir mes paspaudžiame apdoroti. Taip pat vaizdas čia pagreitintas 80 kartų, bet neiškarpiau, palikau Task Managerį taip pat, jeigu bus jums įdomu pasižiūrėti būtent šio proceso calibration metu, kokie kompiuterio parametrai daugiausiai išnaudojami, jeigu ypač galvojate investuoti į naują kompiuterį. Ir matome, va, čia kalibruota buvo kamera vartoma į šonus, ta 3D oblique misija, ir mėlyna ir žalia spalva pavaizduotos nuotraukos pradinė ir sekančios koordinatės nedaug skiriasi, reiškia, kalibravimas buvo beveik praktiškai nereikalingas. Kontūrženkliai nebuvo naudojami kol kas. Čia dabar matome, kaip pažymimi yra kontūrženkliai. Šitas kontūrženklis buvo ant važiuojamosios dalies, ant žvyrkelio, tai panašu, kad kažkoks automobilis peržiūrėjus buvo neryškus. Mes jį pažymėjome keliose nuotraukose, kiti kontūrženkliai geriau matomi. Ir mes ekrane čia matome iš karto, mes žymime kontūrženklius kaip checkpointus ir matome iš karto tikslumą. Tai reiškia, su šiuo dronu praskridę mes matome, kad nenaudodami kontūrženklių mes galime tikėtis į tokį vertikalų ir horizontalų tikslumą. Ir taip pat mes matome, panaudojamas mygtukas yra Automark, automatiniam kontūrženklių pažymėjimui, tai procesas pakankamai greitas ir mes iš karto matome, kad kiek kontūrženklių sužymėjome, virš 50 nuotraukų jau pusiau automatiniu būdu sužymėjome. Ir tikslumą, ką mes turime, dabar galite dar kartą pažiūrėti, X, Y, centimetrinis tikslumas, altitudė yra 1 cm, 2 ir 7. Tai čia yra tokį tikslumą mes gauname su šiuo dronu ir su Pixfodymatic būtent toje konkrečioje teritorijoje, nenaudodami visai kontūrženklių. Pažymėjome, kad generuojame ortofoto, taškų masyvą ir paviršiaus modelį, taip pat pagreitintas procesas, kad nereikėtų laukti. Visas šios teritorijos apdorojimas užtruko apie valandą laiko. Tai irgi tikrai nedidelis laikas palyginus. Na ir dabar turime sugeneruotus rezultatus. Matome taškų masyvą ir ortofoto žemėlapį. Šiuo atveju matome taškų masyvą, point cloud. Kaip ir minėjau, šitos duomenys galima nusiųsti tiesiogiai į Pixfody Cloud, į debesį. Ir debesyje mes galime tos duomenys lyginti, galime publikuoti, dalinti su kolegomis. Ir jeigu reikia papildomai apdoroti, mes pasižymime, kokius duomenys mes siūsime ir mes juos uploadime į Pixfody Cloud debesį. Tai kam aktualu Pixfody Cloud, galite išbandyti arba įsigyti irgi tam tikrą duomenų apdorojimo kreditą debesyje. Ir kaip rezultatą Pixfodymatic programinėje įrangoje galime susigeneruoti ir video failą, kartografuotos teritorijos vizualizaciją, šiuo atveju toks besisukantis Trakų Vokės teritorijos taškų masyvas. Tai kolegos kartografavo, buvo labai apsiniaukusi diena, dėl to tas taškų masyvas point cloudas nėra toks spalvotas išvaizdus labai, bet duomenų tikslumui tas labai kritinės įtakos neturi, be abejo. Kuo nuotraukos yra geresnės kokybės, tai aišku, ir ortofoto ir taškų masyvas yra tikslesnis. Dabar palyginkime ortofoto visų šių dronų kartografavimo metu. Kairiai pusėje matome Mavic 4 su Smart Oblique kartografavimu, o dešinėje Mavic 3 Enterprise. Tai matome, kad esminio skirtumo tarp šių ortofoto nematyti. Tai galima irgi daryti išvadą, kad šių dronų kameros yra tokios pačios. Dabar perjungiu į dešinėje pusėje į L2 lidaro ortofoto sugeneruotą žemėlapį. Ten yra irgi lygiai tokia pati kamera kaip ir Mat 3
ir Mavic dronuose, tai reiškia, rezultatas irgi praktiškai nieko nesiskiria. Čia akivaizdžiai matosi šioje vietoje, kad visiškai vienas prie vieno ir apšvietimas, ir rezoliucija. Bet perjungus į 350 dronų P1 kamerą, jau skirtumas, aišku, bus reikšmingesnis, nes ir apšvietimo sąlygomis, prasto apšvietimo šitas dronas geriau dirba ir matome, kad ir rezoliucija žymiai geresnė. Vat viršuje šovinukas, pažiūrėkite, kaip rezoliucija skiriasi vieno ir kito drono. Tai jeigu vis dėlto norite maksimalų rezultatą gauti, tai rekomenduojame naudoti P1 kamerą su Matrice 350 dronu. Tai vizualizacija. Fotogrametriškai apdorotų duomenų ir lidaro duomenų. Tai matome tam tikrą alėją, jeigu norėtume užfiksuoti žemės paviršių, tai su fotogrametrija, čia būtent Trakų Vokės dvare, tai to rezultato nepavyktų pasiekti. Ir čia didžiai terai visos teritorijos sugeneruotas taškų masyvas. Galite pažiūrėti, kaip detaliai jisai atrodo. Tai vėlgi čia tam tikrą aliuziją į lidarą prieš fotogrametriją. Jeigu mes norime surinkti ypač miškingoje vietovėje duomenis, tai lidaras turi labai didelį pranašumą palyginus prieš tradicinius fotogrametrijos būdus. Šiuo atveju matome išklasifikuotą žemės paviršių, ruda spalva. Matome, kad jeigu reiktų sugeneruoti reljefo žemėlapį, tai šio drono, L2 drono duomenys būtų žymiai naudingesni. Ir čia matome ir kamienai medžių pakankamai gerai matosi, alėja matosi, jeigu reiktų mums užfiksuoti medžių kamienus. Vėl, nepamirškime, kad galime drono duomenis kombinuoti, pavyzdžiui, su 3D skenerio duomenimis. Mes dabar ekrane mėlyna spalva matome 3D skenerio duomenis, bet dronų, atsiprašau, duomenis, o geltona spalva 3D skenerio duomenis, tai mes juos visus galime sujungti į vieną projektą. Šiuo atveju buvo užduotis skanuoti tiltą, tai vien drono turbūt neužtektų, fotogrametrijos neužtektų, bet, kaip ir minėjau, galime panaudoti įvairias technologijas. Na ir pačiai pabaigai tokios galbūt būtų išvados. Pradžiai skirtumai, aš juos sudėjau į vieną slaidą, kuo naujasis 4E Matrice dronas skiriasi nuo senesnio Mavic 3 Enterprise. Tai patobulintas skridimo greitis, nusileidimo, pakilimo ir skridimo greitis, Vision sistema, kuri gali leisti saugiau skristi, padidintas valdymo atstumas, kliučių vengimas ypač blogame matomume pagerintas, anti-jamming, anti-spoofing GPNS imtuvo technologija įdiegta, gamykloje sukalibruota kamera, jau integruota RTK kamera, pats fotografavimo greitis padidintas ir zoominės kameros pagerintos. Taip pat, ką neminėjau anksčiau, yra visiškai kitas pultas su didesniu ekranu, su daugiau mygtukų. Ne 7 colių, 10 colių pultas. O kas yra visiškai nauja, raudona spalva, tai papildomai įdėta 3 optinio priartinimo kamera. Misijos yra, kai kamerą vartome 3-5 kryptimis, galima apskaityti 3D modelį, skaitmeniniu būdu pašalinamas tas dūmo efektas, rūko efektas. Taip pat gamintojų webinare pasakoju, kad tam tikras panaudojimas yra objektyvo pašildymas. Irgi gali būti aktualus skrendant tokiai minusiniai lengvoj temperatūrai. Apie nakties režimus taip pat nepasakojau webinaro metu, bet terminė kamera turi papildomus naktinio matymo režimus. Tai irgi yra nauja šiam dronui. Objektų skaitmeninis skaičiavimas, greičio palaikymo sekimas, nuskridimas į tašką, matomo ploto režimas, tai čia turiu omeny, kai mes matome figūrą, būtent ant žemėlapio trapeciją, kurį plotą mes nuotraukai matome. Ir išmanus kliučių apskridimas. Tai aš sakyčiau, Mavic 3 Enterprise, jeigu turite nedidelės kartografavimo misijas, naudojate 1-2 kartus per savaitę, tai Mavic 3 vis dar puikus dronas ir nematau būtinybės keisti. Jeigu kartografuojate vos ne kiekvieną dieną, ar jūsų plotai teritorijos yra didelės,
tai tikrai būtų pravartu pasvarstyti apie keitimą į šitą droną. Nu, arba turite kartografavimo misijas, kai jums reikia iš arti apskardyti pastatą. Tuomet šitas dronas irgi taip pat turi nemažai privalumų. Tai informacijos ir slaidų būtų tiek. Dar pažiūrėsiu, ar yra kažkokių klausimų, ką galima būtų jums atsakyti. Q&A, jeigu dar turite laiko, galite papildomai dar užklausti. Taip. Klausimas. Atliekant fotogrametriją su 1x kamera, kokia yra matavimų paklaida ar tikslumas? Taip, tai fotografavimui, fotogrametrijai būtent ir naudojama tik tai ta nepriartinimo 1x kamera, o paklaida skaičiuojama taip. Žiūrima, kai jūs darote kartografavimo misiją, jūs pasirenka tam tikrą aukštį ir pultelį rašote, koks bus GSD, Ground Sample Distance. Tai reiškia, koks bus žemės pikselio dydis atvaizduojamas centimetrais. Pavyzdžiui, jeigu jūs skrisite 120 metrų, tai bus apie 3 centimetrus. Ir tada tikslumas grubiai skaičiuojamas GSD padauginus iš 2. Tai reiškia, galime orientuotis mes į 6 cm tikslumą, skrendant 120 metrų aukštį. Vėlgi priklauso, kaip mes tuos duomenys prisirišime. Jeigu naudosime GPS imtuvą, kurio tikslumas galbūt yra prastesnis, tai gali jisai iškraipyti netgi visus duomenys. Bet jeigu mes ten turėsim niveliuotus ar su optiniu tachiometru pamatuotus taškus, tai mes galime tada orientuotis būtent į tą 2 kart GSD tikslumą. Klausimas yra, diskusijų grupėse skundžiamasi, kad yra problemų su RTK, dažnai neprisijungia prie N-Trip tinklų arba tikslumas labai prastas. Ar teko testuoti ir palyginti tikslumus? Reikėtų kolegų paklausti, bet neteko girdėti, kad būtų problemos su N-Trip tinklais. Jeigu jungiatės prie to pačio Litpost tinklo, tai čia jokio skirtumo nėra, ar jungiatės su GPNS imtuvu ar su dronu. Tai teoriškai tai neturėtų įtakoti taip pat tikslumo. Dar yra klausimas, ar galima atlikti fotogrametriją su paprastais dronais, kaip R3, R2S, koks tikslumas? Praktiškai galima ir netgi su fotoaparatu, rankiniu, telefonu, nusifotografuoti ir atlikti fotogrametrijos tam tikras užduotis. Tik tai tikslumas, vėlgi, visuose 6 dronuose, kuriuos mes pasakojam ir parduodam fotogrametrijai, jie turi mechaninį užraktą. Mechaninis užraktas leidžia nufotografuoti nuotraukas tiksliai, neiškraipant geometrijos. Nemažai gamintojų yra, kurie gamina su elektroniniu užraktu dronus, tai jie teoriškai fotogrametrijai nėra tinkami. Išsikraipimas ir galutinis rezultatų tikslumas gali būti žymiai prastesnis, sunku pamatuoti tai centimetrais, bet tikrai žinau iš klientų, kas matuoja su šiais dronais, kurie neturi mechaninio užrakto ir gauna prastus rezultatus. Tai ir su mėgėjiškais dronais mes galime kartografuoti, bet tada tokiu atveju aš sakyčiau, pasimatuokite nemažai kontūrženklių, tvirtų taškų, juos naudokite ne kaip checkpoint, o jau kaip tvirtus taškus, tuomet tikslumą išspausite didesnį. Bet vėlgi, čia paminėti dronai ER2, ER3, jie neturi mechaninio užrakto. Tai jie fotogrametrijai teoriškai netinkami. Taip pat Tomas klausė, ar Mavic 3T turi mechaninį užraktą. Tai jisai neturi mechaninio užrakto. Ir vėlgi, sakyčiau, kad jisai fotogrametrijai nėra tinkamas. Jūs su juo susiskraidysit, misijų atlikimas jame yra. Beje, kol kas Mavic 3T, atsiprašau, čia aš 3-4T turiu omeny, tai Mavic 4T neturi irgi mechaninio užrakto. Ir kartografuoti misijas galime, bet rezultatai bus ne fotogrametrijos lygio. Tai būtų tiek iš neatsakytų klausimų, kiti klausimai, mačiau, mano kolegų buvo atsakyti, tai ačiū visiems už jūsų laiką ir kontaktuokit su mum, susimatysim mūsų ofise ar kituose webinaruose. Tai iki.